Dirbtinis intelektas turbūt mano veikloje, kaip gerai minėjote, yra tikrai žinių, struktūros ir efektyvumo šaltinis. Tai ačiū Liudui, kuris paminėjo, kad turbūt nebegūglinu, tai aš tikrai labai senai nebegūglinu ir kai manęs kas nors paklausė, nueik pagūglink arba paieško kokios informacijos, tai tikrai labai keistai pasižiūriu, nes turiu šalia nuostabų partnerių, kuris tos gūglinimo veiksmus turbūt padaro už mane. Esu Dovilė Butauskė, kaip ir pristatė Lietuvos projektų vadybos asociacijos direktorė, verslo doktrina įkūrėja, Piema Lighthouse prekės ženklo bendrai įkūrėja. Dirbu kartu su Founders Club, esu jų komandos narė ir aišku, daug tenka dirbti su projektų valdymu, esu sertifikuota projektų vadovė, konsultantė, lektorė, patariamųjų valdybų narė, dirbu keliose srityse, tai būtent projektinis valdymas, strateginis planavimas ir įrankių diegimas, valdymo apskaitos diegimas, procesai. Na, iš tikrųjų, tikrai tų veiklų gana nemažai ir kai tų veiklų daug, visada galvoji, o kaip padaryti jas trumpas, greitas, efektyves, kad daug galėtum nuveikti vienu metu. Na ir iš tikrųjų ta pradžia turbūt dirbtinio intelekto buvo nuo žaisliuko, nes įsivaizdavau, kad tai yra tikrai žaisliukas, kurio galima, na, paklausti kažkokių tai visiškai nereikšmingų dalykų, tokių kaip man nėra nuotaikos, sukurk man šiandienos horoskopą ar ne, kad mane pralinksmintų. Ir iš tiesų ta pradžia buvo tokia ir įdomi, ir smagi, ar ne, bet vis tiek dirbtinį intelektą padėjau į šoną ir pagalvojau, na, turbūt nesąmonė, ar ne, tai ką jisai daro ir aš niekur negaliu jo pritaikyti. Bet aplinkoje vis girdėjau, kad tas žaisliukas vis dėlto padeda organizacijoms, padeda žmonėms, kurie juo naudojasi ir iš tiesų gali virsti patikimų veiklos partnerių. Tai kaip ir kolegė Nomeda, kur minėjo, tikrai mes buvom pirmosios DIPA dirbtuvių dalyvės, ar ne, kur tas proveržis buvo ypatingai didelis ir tikrai labai pasijautė veikloje, kiek daug gali vis dėlto dirbtinis intelektas. Tai savo veikloje iš tikrųjų taikau labai nemažai asistentų įvairių ir asistentai gali būti tiek asmeniniai, tiek vieši. Ir ar asistentas gali mane padvigubinti, tai turbūt spręsti jum, ar ne, bet iš tiesų tokie dalykai kaip laiko sutrumpinimas darbams, tarkim, nuo 4 dienų iki pusę dienos, ruošiant pristatymus arba, sakykime, nuo 2 valandų iki 15 minučių analizuojant sutartis, ką prieš tai kolegė irgi pasakojo, ar ne. Tai iš tiesų mes tikrai kalbam apie tai, kad kartais netgi nepadvigubinti, o gal net ir patrigubinti mus gali, nes tikrai labai daug galim pasiekti būtent naudojant dirbtinius intelektus. Na, o savo veikloje tai iš tikrųjų esu sukūrusi keletą savo asmeninių asistentų, tai vieno matau net esu neįdėjusi, bet iš tikrųjų tai pirmiausia, tai mano tas pirmagimis, tai yra projektų valdymo profesorius, kuriam aš esu sudėjusi tikrai labai daug literatūros, labai savo daug praktinės patirties, įvairių įrankių ir dabar jisai man atsako labai daug įvairių klausimų, sprendžia kartu ir siūlo problemų įvairius sprendimus, su kuriomis tenka susidurti organizacijose. Dar viena iš mano veiklų, tai yra, aš esu lektorė ir vedu mokymus, būtent padedu projektų vadovams pasiruošti sertifikavimui pagal IPMA ICB 4 modelį. Ir šiuo atveju mano mokiniai irgi praeina tokį nemažą kelią, kol gauna sertifikatą, tai esame su kolegė sukūrusios būtent egzaminų patarėją, kuris gali padėti generuoti egzaminų klausimus ir čia irgi mūsų mokinukai tikrai labai lengvai pasiruošia egzaminui ir gauna daug iš tiesų naudos. Ir aišku, tenka labai daug dirbti su organizacijom, su strategijom, su valdymo apskaita, tai iš tiesų turiu susikūrusi irgi savo asmeninį asistentą
į kurį esu sukėlus irgi taip pat savo patirtį, įvairias metodikas, įrankius, literatūrą, kuris man irgi padeda būtent spręsti klausimus susijusius ar su rodiklių identifikavimu, ar su strateginė metodikom, ar įvairius kitus, kuriuos irgi organizacijom irgi reikia. Na ir esu paruošusi jum irgi vieną puslapiuką būtent viešųjų ChatGPT asistentų. Tai jeigu norite, galite nusikopijuoti, tai yra mano pačios išbandyti asistentai, kurie tikrai puikiai veikia ir puikiai galima pasinaudoti jais. Tai kas liečia HR dalį, yra HR patarėjas ar ne, užklausų formavimų irgi ypatingai, kas pavyzdžiui, sakykime, kuria paveiksliukų su Sora, ar ne, tai puikiausiai galima irgi pasinaudoti užklausų kūrėją, kuris padeda sugeneruoti užklausas. Knygų rašymui, ar ne, irgi esu išbandžiusi, pati rašau knygą ir tikrai puikiai veikia ir galima pasinaudoti tuo asistentu, tik tai aišku, visada reikia to kritinio mąstymo, ar ne, ir supratimo, kad asistentas vis dėlto už tave knygos neparašys, ar ne, bet jisai gali užpildyti tam tikras vietas ir tikrai verta pasinaudoti. Na, projektų valdymui tikrai yra labai puikus asistentai PMI-jaus instituto, yra Infinity asistentas, kur galima tiek paprašyti sugeneruoti, kas pavyzdžiui laiko, sakykime, PMP egzaminus, tai yra profesionalaus projekto vadovo egzaminus, irgi taip pat generuoja klausimus, galima paprašyti įvairių įrankių, šablonų, ar ne, kad pateikti, irgi labai geras asistentas. Lygiai taip pat yra Project Manager Buddy, irgi puikus, kuris daug gali praspręsti projektinio valdymo problemų. Na ir aišku, kas susiduria su postų rašymu, reelsų kūrimu, ar ne, tai irgi yra puikus du asistentai, kurie tikrai labai neblogai formuluoja, tai yra LinkedIno ir Shortsų reelsų asistentas. Iš tikrųjų, naudojant asistentus, tai ne visada netgi jų reikia. Kartais užtenka turėti pokalbių atšaką, ar ne, ir joje irgi, sakykime, tuos pačius postus galima, ar ne, tiesiog kaupti, rašyti. Ir tas pačia ChatGPT ar kiti, ar ne, dirbtinio intelekto įrankiai, jie puikiai mokinasi ir jeigu jūs dar įdedate ir savo informaciją, kurią jūs, ar ne, tarkim, postą parašėte, tai jisai puikiai mokinasi, atpažįsta jūsų stilių ir su sekančiais kartais vis geriau ir geriau pateikia jum informaciją. Kur dar naudoju asistentus ir kur padeda mano veikloje, tai iš tikrųjų rizikų valdyme, nes tiek projektiniam valdyme, tiek organizacijose tikrai tenka daug susidurti su rizikom. Ir būtent dirbtiniam intelektui pateikus gerą kontekstą, ar ne, apie organizaciją, apie projektą, jisai tikrai gali sugeneruoti pakankamai nemažai rizikų, ar ne, kokios gali supti ar tiek jūsų projektą, ar tiek verslą, ar ne, ir aišku pasiūlyti sprendimus. Tik tai vėl kritinis mąstymas, ar ne, būtinai nepamiršti jo, nes iš tiesų irgi reikia tikrai pagalvoti, ar tai, kas pasiūloma, yra tikrai visada pritaikoma. Na, kaip ir minėjo prieš tai kolegė, tikrai labai daug naudoju sutarčių analizai ir tikrai jau pajaučiau naudą, ar ne, būtent sutarčių analizės, kai tu įkeli jam sutartį ir paprašai, ar tas pačias rizikas išanalizuoti, ar ne, tavo kaip sutarties šalies, ar ne, ir jisai tikrai puikiai pateikia analizę ir gali paprašyti tiesiog tos pačius klausimus ar problemas, kurias išgrynino, atgal įkelti sutartį, ar ne, tai irgi puikus būdas pasinaudoti dirbtiniu intelektu. Teisiniai klausimai, mokesčiai, ar ne, kas dirba su šitais dalykais, iš tikrųjų jų interpretavimas, ar ne, palyginimai, kas geriau, kaip yra, kokie įstatymai, tikrai dirbtinis intelektas puikiai padeda. Ir tokie dalykai, ką ir kolegos minėjo, rinkos analizė, finansinių rodiklių analizė, tie patys vertimai, ar ne, puikiai veikia būtent dirbtinio intelekto pagalba. Keletą dalykų tokių, kur irgi įdomesnių, tai visada mūsų galvose sukasi labai daug minčių, ar ne, ir kartais jie struktūrizuoti būna labai sunku. Todėl ar rašant postą, ar, sakykime, norint duoti atsakymą, ar ne, tai tikrai verta tas mintis, kaip aš sakau, sumesti, ar ne. Ir būtent dirbtinis intelektas labai gražiai jas struktūrizuoja, ar ne, ir surašo logiškai, aiškiai ir visiems suprantamai. Knygų video santraukos, ar ne, nenorit skaityti knygos, puikiausiai ją galit įdėti į dirbtinį intelektą ir paprašyti, kad jisai vietoj 300 puslapių, ar ne, kuriuos turėtum perskaityti,
parašyti keletą esminių punktų, ar ne, kas toje knygoje yra išdėstyta. Lygiai tą patį mes su video galima puikiausiai padaryti, ar ne, irgi, kad ir YouTube filmukus, ar ne, neturit laiko žiūrėti valandos laiko filmuko, jūs galit puikiausiai paprašyti dirbtinio intelekto parašyti santrauką. Na ir aišku, mano viena, kaip ir minėjau, iš dalių rašau knygą, tai iš tiesų irgi galima puikiausiai pasinaudoti dirbtinio intelekto įrankiais. Prezentacijų kūrimas, ar ne, kadangi esu lektorė, daug tenka vesti įvairių mokymų, tai iš tiesų šiuo metu prezentacijų kūrimas tikrai tapo kaip piršto spragtelėjimas, nes jeigu turi turinį, kurį net irgi gali susikurti su asistentais, ar ne, tai tarkim, jeigu kalba apie projektinį valdymą, tai iš tiesų asistentai man jau padeda labai gerai sudėlioti turinį pagal mano logiką, pagal mano struktūrą, ar ne, kokią aš esu uždavusi. Ir tada yra įrankiai, kurie labai gražiai sudėlioja skaidres, nes dažniausiai labai didelių turbūt pokyčių ir nereikia. Na ir aišku, mūsų laisvalaikis, ar ne, tai antiek platus yra dirbtinio intelekto panaudojimo laukas, kad iš tiesų mūsų vakarai su vaikais prasideda nuo to: mamyte, kokią šiandien pasaką sukursim, ar ne? Jau vaikas vakare prašo, sukurk mamytę pasakėlę būtent su dirbtiniu intelektu. Ir tada būna klausimas, o kokios pasakėlės nori? Ir mes labai gražiai dirbtiniam intelektui išvardinam ir gaunam puikią, nuostabią pasaką. Aišku, ir kraujo tyrimų interpretacijos, turiu hobius juvelyrika, tai labai pasinaudoju irgi dirbtinio intelekto įrankiais būtent vizualizacijom, ar ne, kartais tai, ką turi galvoje, ne visada gali atvaizduoti, bet aprašyti puikiai gali, ar ne, ir dirbtinis intelektas puikiai vizualizuoja tai, ką tu turi galvoje. Pasakų kūrimą minėjau, įsigyjamų prekių savybių palyginimas irgi labai gera priemonė, ar ne, naudoti dirbtinį intelektą, kai reikia pasirinkti, ar ne, pagal tam tikras savybės, irgi paprašai rekomendacijos. Kelionių planavimas ypatingai tai aktualu, žinot, kai važiuoji su vaikais, ar ne, tai ne muziejai turbūt svarbus, o žaidimų aikštelės, ar ne, tai pirmiausia prašai, kad surastų aplinkui esančias žaidimų aikšteles, o paskui jau dėlioji visą kitą, ar ne, aplinkui. Sveikatos rodiklių interpretacija irgi labai puikiai veikia, aišku, truputėlį reikia turėti tų žinių, ar ne, kas tai yra, bet iš tikrųjų irgi labai neblogai interpretaciją padaro. Patiekalų gamyba pagal šaldytuvo turinį ir taip toliau. Tai tikrai labai daug galimybių. Ir tikrai negrįžčiau į tą laiką, ar ne, kai neturėjau dirbtinio intelekto, todėl kad dirbtinis intelektas man padeda ir greičiau mąstyti, ir efektyviau dirbti, ir kurti išmaniau. Ir aš tiesiog turiu daugiau laiko žmogiškam santykiui ir bendravimui.